Kilimas iš kilim, koldūnas iš koldūn ir čiburėkas irgi totoriškas žodis. Apie tai ir daugiau šiandien laidoje. Noriu pristatyti jums savo nuostabią žmoną Mają. Sveiki. Su kuria mes ranka rankon pragyvenom 33 metus ir aš pasirengęs pragyventi su ją dar mažiausiai tiek pat. Iš mūsų veidų jūs matot, kad mes esam Lietuvos totoriai. Būdami Lietuvos piliečiais, mes stengiamės išlaikyti savo papročius ir tradicijas. Aš labai dėkinga savo žmonai, kad kažkadaise ji atkreipė į mane dėmesį ir iki šios dienos stumia mane į priekį. Paplitę nuomonė, kad rytų moteris yra šeimos tarnaitė. Nesutiksiu. No. Mieloji, gal tu gali mums paaiškinti, kas yra šiuolaikinė Lietuvos totorė? Visų pirma, moteris. But I am a superior woman. Kaip bebūtų su visom iš to ištekančiom ir pareigom, ir džiaugsmais, tai ir žmona, ir mama, ir dukra, dirbanti moteris, ar tai verslininkė, ar tai kažkur dirbantis žmogus, meną kūrintis, nesvarbu. Čia visų pirma yra moteris. Aš dažnai pasakojau apie vyro rolę istorijoje, apie karus, apie žygius, šaudymą iš lanko, bet visi mes suprantam, kad bet kurį karį kažkas augina, kažkas maitina, myli, augina jo vaikus. Kaip manai, kaip mūsų promoterės susitvarkydavo su savo rolę, tuo labiau toli nuo savo gimtinės? Tam jinai ir moteris, kad susitvarkyti su visais gyvenimo rūpesčiais. Kažkada sunkiau, kažkada lengviau. Aišku, toli nuo gimtinės padaryti tai yra žymiai sunkiau. Bet manau, kad buvo gan stipri bendruomenė, padėdavo ir giminės, viena kitai padėdavo galų gale. Mažai kas žino, kad daržininkystės kultūra atėjo į Lietuvą kartu su totoriais. Taip, mūsų protėviai pradėjo sodinti čia agurkus, moliūgus, svogūnus, nes reikėjo gaminti savo patiekalus, o šitie buvo tradiciniai ingredientai, kurių šiuose kraštuose dar nebuvo. Ir iš vis, moteris nebūtų moteris, jei nekištų ką nors į žemę. My secret garden. Koldūnas – Lietuvos virtuvės patiekalas. Aš žinau, kad tu gali papasakoti apie tai daugiau. Žinoma, galiu. Ir turbūt, teoriškai galima sutikti, kad Lietuvos virtuvės dalis kilmės šalis ne Lietuva. Kaip bebūtų ir pats pavadinimas koldūnas, čia tikrai ne iš rusų kalbos, kur verčiamas kaip burtininkas. I'm Gandalf, Gandalf the Grey. O iš tiurkų kalbos koldūn, čia dviejų žodžių junginys, kol ranka, dun nuo. Tai yra gaminamas nuo rankos. Tam, kad pagaminti koldūną, mes totorės naudojam tik savo rankytės. Jokių kočėlų, jokių spaustukų kažkokių ten įmandrių prietaisų. Viskas tik rankytėm ir su meile. Перемеч, кюбете, вакбалиш, самса, čiburėkas. Nei karto nelietuviški žodžiai. Bet daug žmonių Lietuvoje mėgsta šios patiekalus. Taip, visi šitie patiekalai yra Krymų totorių virtuvės, pyragėliai, tešlos ir įdaro junginiai. Įdaras pagrindė mėsa, kažkiek praskiesta daržovėm. Čia jau variacijos, kur kaip. Pavadinimai atrodo labai sudėtingi, bet jeigu išversti pažodžiu, viskas labai aišku tampa. Pavyzdžiui, čiburėkas, čia žalias, biurek pyragėlis. Žalia mėsa naudojama pyragėliui, įdarui. Vakbališ, vakmažas, bališ pyragėlis. Jis mažiukas. Kubite, daug mėsos.
Tai va tam pyragė turi būti daug mėsos. Samsa, nu čia taip, Kryme populiarus irgi pyragėlis, bet jau taip tėvynė jo turbūt Uzbekistanas. Po Krymo totorių deportacijos 1944 metais, kada visi totoriai buvo deportuoti pagrindę į Uzbekistaną, va ten ir įvyko tokie kulinariniai mainai. Mokėsi šeimininkės vieni iš kitų. Uzbekės išmoko puikiai gaminti čeburekus, plovą, totorės pasisavino samsa. Ar ragavote kada nors pyragėlį vakbališ? Tai labai skanus ir paprastai gaminamas pyragėlis, kurį drąsiai ir lengvai galėsite pagaminti namuose. O kad tai padaryti, kviečiu jūs pas save į edukacijas. Aprašymas bus apačioje. Mes išmoksim, paragausim ir galėsite nustebinti savo svečius ir šeimą. Tu esi plačiai žinoma Lietuvoje ir ne tik savo nuostabiais šimtalapiais, kurie turi tautinio paveldo statusą. Taip, šimtalapis yra Lietuvos totorių vizitinė kortelė. Nei Krymo, nei Pavaldės, nei totoriai, nei Tatarstane tas patiekalas nėra gaminamas. Jį išrado jau mūsų proprosenelės. Kažkada mano draugystė su juo prasidėjo dar jaunystėje, kai kur neteisi, bet kokią kompaniją, darbovietę, dar kažkur, mato, kad išveido 3-kartinį lietuvį. Ir sako, kas būsi? Lietuvos totorė? Tai ta, kuri šimtalapis kepa. I knew it! I knew it! I knew it! Kad nesakau, nekepu. Tai kokia tu totorė? Nu tikrai pagalvojus, kokia totorė. Teko pasistengti ir pasitobulinti. Pradėjau daugiau, giliau, dažniau kepti. Nu ir prisikepiau. Dabar mano gaminami šimtalapiai apkeliavo tikrai daugiau už mane. Turbūt visam pasaulyje buvo ir Amerikoje, Jordanijoje, net iki Afrikos davažiavo. Mėly žiūrovai, pažiūrėti, kaip gaminamas šimtalapis ir paragauti jį, jūs galit Majos edukacijose. Taip pat jūs galit jį užsisakyti ir mėgautis jo skoniu namuose. Kaip tai padaryti? Nuoroda aprašymas. Maja, ačiū tau už pokalbį, už tai, kad padedi man populiarinti mūsų kultūrą. Visada prašau. Mėlėjai, nepamirškite paspausti laiko, prenumeruoti kanalą ir rašyti komentarus. Iki!